Palauk, jau filmuoju. Laba diena. Žiūrėk, atsargiai mašiną įsprieka, greičiau, leid. Palauk, iš ten irgi. Čia bus filmas, kaip moka šunis skraidyti. Palauk, leid. Viskas, ne. Tai moku neskridai. Tai nuo jo greičiau suviduriuos, negu nuo tų gero šaus. Tai kaip tik reikia, kad čia yra sniegas, kaip suprantu. Į gyvūnų priežiūros centrą atvežtą nelaimėlį specialistai vadina vis dėlto tikrų laimės kūdikiu. Atlikus rentgeno nuotraukas paaiškėja, kad šuo nepatyrė jokių rimtų kaulų lūžių. Tačiau didžiausia nerima specialistams kelia tai, kad šunį galėjo būti sužaloti vidaus organai. Veterinarai neslėpia nuostabos, išgyventi nukritus nuo maždaug 12 metrų aukščio siekiančio tilto esą gali tik užsigrūdinęs kaimo šuo. Keturkojo vis dėlto nuspręsta nemigdyti. Esą skaudų likimo smūgį išgyvenusiam gyvūnui nesuteikti dar vieno šanso būtų per žiauru. Labai forma, labai negraži, kad nebūtų kaip trūkimas. Specialistai įsitikinę, kad šuo ras naujų šeimininkus. Esą žmonės jau dabar skambina ir prašo atiduoti nuskriaustą šunelį. Tačiau pirmą nelaimėlį būtina pastatyti ant kojų. Prireiks ar ne operacijos, neaišku. Yra tik tai pagal rentgeno nuotrauką sprendžiant yra trūkę raiščiai. Priekinių letenėlių, gale yra sumušimai. Aišku, dar laikas parodys, koks yra pažeidimas viduj, nes iš tokio aukščio krentant yra labai didelė tikimybė, kad yra vidaus organai sutrenkti ir kol kas vyksta nevalingas šlapinimasis. O štai šiame Jurbarko rajone mažame Seredžiaus miestelyje esančiame 3 aukštų daugiabutyje gyvena, kaip įtariama, šuns skriaudikas Svajūnas Beniukas. Kaimynai sako puikiai pažįstantis visą vaikino šeimą. Esą jo senelis kažkada pasielgė panašiai kaip ir jo anūkas. Įmetė katę į šuns narvą tam, kad šis ją sudraskytų. Nuo tilto numesto šuns šeimininkas 70 sulaukęs Petras Dunskaitis sako, kad 2 jo augintiniai, vieninteliai šeimos nariai. Esą savo maisto pritrūkdavęs vyras pirmiausia skubėdavo pašerti savo šunis. Aš jį Pinpiru vadinau. Jis 5 metus, 4 gyveno su manimu, kodėl jis nusipelnė tokių likimų, kai jį turi mėtyti į vandenį nuo tilto. Jam stuburą sulaužė, mačiau jo diržiuką, tikrai jisai. Ant visiškai netoli savo namų esančio tilto šunį atsinešę 3 sadistai planavo jį numesti ir nuskandinti. Tačiau šuo įkrito ne į vandenį, o ant šalia upės dubys esančio žvyruoto kelio. Kruvinąją egzekuciją nufilmavę Seredžiaus gyventojai kraupų vaizdą išplatino internete. Čia bus filmas, kaip moka šunis skraidyti. Palauk, viskas, ne. Nežinia, kokiais sumetimais vedinas, bet šuns skriaudikas Svajūnas Beniukas pats atėjo į Vilkijos policijos nuovadą. 2 kartus jau teistas, 3 kartą nuosprendžio laukiantis vaikinas po ilgos pauzės ir įpainiodamas gausybę keiksmažodžių bandė pateisinti savo poelgį. Esą šunį žudęs, nes šis pjovė vištas. Šitai valgyti nėra, o jis dar pjaustų vištas. Šeimininkui sakiau, karočiui, sakau, dabauk šunį. Bus, sakau, nunešiu išvešiu šį. Ką jis man pareiškiu, vešk? O jeigu girtas neprižiūri šunių, karočiui, šuo neįdė 20 metų, čia jau bėdus. Po apklausos Beniukas išvežtas į Kauno rajono policijos komisariatą. Jame pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsižvelgia į šiuo metu galiojančias bausmes, kardomosios priemonės sulaikymo Svajūnui pareigūnai netaikė. Šuns kankintojui leista važiuoti namo.
Tuo metu Seimas gyvūnų skriaudikams jau ruošiasi griežtinti bausmes. O iki 4 metų mano siūloma pataisa tai yra apysunkis sužalojimas ir tai yra taikomos visiškai kitokios baudos iki 26 000 litų. Ir turiu pasakyti, kad užsienyje tai yra daug didesnės, ženkliai didesnės baudos, siekiančios keliasdešimt netgi tūkstančių eurų. Šiuo metu už gyvūno nužudymą, sužalojimą arba kankinimą numatyta piniginė bauda siekianti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų arba laisvės atėmimas iki 1 metų. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.